Yra beveik 26 valandos. Turėsiu daugiau nei 3 valandų kelionę link Žemaitijos. Ir pirmoji gimnazija, kurią lankysiu, tai yra Sedos Mačernio gimnazija. Wow! Senokai bebuvau Sedoje. Tai manau, kad kelionė tikrai neprailgs, jo labiau, kad priekšta gražus rytas. Sedos Vytauto Mačernio gimnaziją atvažiavau, 3 su trupučiu valandos kelio, kiek čia kilometrų man priskaičiavo, 306 kilometrai, viskas ok. Ką reikia pasižiūrėti, tai kiek laiko užtruks kelionė į Lakius, į ten esančią gimnaziją, kad nepavėluočiau, kaip praeitą savaitę dariau, nes šiek tiek susimaišiau, kur kada turiu būti ir visur vėlavau. Atvykot pas mus, padrasinti mūsų. Vai gal praleisi? Tai buvo mano istorija, ačiū Jums labai. Taip jau būna, kad reikia iš vienos mokyklos bėgti į kitą. Tai bandom mes greitai pasiekti, kur mašina ir į Lakius, į Lakiai. Į Lakių gimnaziją ir atrodo, aš esu čia pačiu laiku. Pažiūrėsim, kaip čia viskas vyks. Sveiki! Čia? Prašom. Wow! Labas. Labą dieną. Wow! Labas, visai gerai atrodo. Čia bent vienas žmogus, kuris mane followina Facebook'e. Arba bet kur. Arba žino kas nors, kas aš esu. Čia 2. Bet aš rimtai yra, ne? Jūs esat pirmoji iš 4 mokyklų, kur kažkas pakėlė rankas. Labai trumpas apsilankimas į Lakių gimnazijoje, galvojau šiek tiek bus ilgiau, bet turėjau lygiai vieną pamoką ir papasakau tai, ką ir kitose mokyklose pasakoju. Tik tai reikėjo labai greitai perbėgti per įvairias temas, nes ir laiko nebuvo daug ir galų gale kompas mokyklos šiek tiek užstrigo ir kelios skaidrės dingo. O dabar vykstame į Kretingos rajoną į Salantų gimnaziją ir ten papasakosiu mokinukams, kaip išnaudoti tą situaciją, kurioje jie šiuo metu yra ir kuo mokykla gali būti jiems naudinga. Let's go! Salantų gimnaziją, pažiūrėsim kaip čia, kiek čia žmonių, mokykla atrodo labai didelė ir žiūrėsim, kiek čia ateis ir kaip jie klausysis. Let's go! Kas nors followinat mane? Rimtai? Viskas daugiau nieko. Tai viskas labai gerai. Čia bus geras bairis. Nu. 1, 2, 3. Opa! Tai buvo mano istorija. Ačiū Jums labai. O, bus valgyt?
Čia atvirkštė, sako, žmonės pirmą pavalgo, tada gal apie aukštas idėjas, o čia atvirkštė, pirmą aukštas idėjas, o paskiau pavalgyms. Mums pasirodė, kad jūsų istorija mąstanti žmogaus istorija, o tokie žmonės visada gyvenėmi su rondveita. Aš tie pagalvojau asmeniškai, va čia sėdėdam. Aš įdėsiu YouTube'e titrus vertimo, nes daug kas žemaitiškai nesupranta. Aš per 10 metų Mažeikiuose suprantu žemaitį, bet nemoku žemaičiuoti. Tai O už jūsų gražias idėjas mes nuėjom jums padovanoti salantų pyragą, nes salantų pyragas įgarsus viso Lietuvo. geras. Ir kai jūs savo valgysit, jūs būtina pasikvies draugui, mums prisiminkit. Gerai. Ačiū. Komisijai mes norėsim jūsų autentiško parašo, Wow, nes jūs mums labai įdomus. Dėkuoju. Man reikia pasirašyti. Taip? Gali net atsistoti, žinau. Kur? Nu, kur, čia jau jūsų kūryba. Bet tokį didelį. Didelį lievo, ne? Nes jau bus gimnazijos istorija, šitas lapas ir jūsų. Tu netgi save gali žiūrėti. Ačiū. Prašau, sėkmės visiems. Apibendrinant šios dienos lankytas mokyklas ir visus rezultatus, tai atrodo, kad viskas pavyko labai gerai. Aš džiaugiuosi, nesigailiu atsikėlęs anksti ryte, nuo 5 ryto viskas prasidėjo šiandieną. Tai pirmoji mokykla, Sados Vytauto Mačernio gimnazija, labai šaunus mokiniai, daug jų buvo, gerai paklausė ir ačiū jiems už puodelį, labai gražus. Antroji mokykla buvo Įlakiuose ir ten nebuvo daug mokinių, šiek tiek buvo komplikuota su kompu, nes jis kažkodėl vidury prezentacijos nutarė atsinaujinti ir restartuotis. Gerai, bet aš pasakiau tai, ką norėjau pasakyti. Paskutinioji Salantų gimnazija iš viso buvo labai šauni, labai faina publika, ne tiek daug kiek Sėdoje, tačiau jie buvo pakankamai aktyvūs ir nebijojo bent kažką pasakyti ir pabendrauti su manim. Už tai aš jiems labai didelį pliusą duodu ir aš gavau dovanų pyragą. Mašina dabar kvepia, šiek tiek kutena skrandį, bet grįžęs namo tikrai paragausiu ir ačiū jums už tai. Direktorė sakė, kad reikia mokiniams tokių sėkmės istorijų. Aš iš karto pasakiau, kad tai nėra sėkmės istorija ir apskritai tas pasakymas sėkmės istorija yra, nes tai negali būti sėkmės istorija. Po kiekvieno pasakojimo, kai tau kažkas pavyksta, ar tai, ką tu darai, kad gyventum, tai nėra sėkmės istorija. Visų pirma, tie žodžiai slepia daug daugiau, nes po jais yra visas tas darbas, kuris nematomas. Tie pasiekimai, kuriuos ne tik aš, bet ir kiti pranešėjai pasakoja, kaip jie yra ten, kur jie tuo metu yra ir kaip jie tą pasiekė, tai yra būtent rezultatas jau pati finišo tiesiog darbo nuo ryto iki vakaro ar kartais nuo ryto iki ryto, kad tu turėtum tai, ką turi. Ir nepasakyti to būtų labai klaidinga ir aš visuomet stengiuosi akcentuoti ir pasakau, kad tai yra didžiulio darbo ir kita vertus atsakomybės rezultatas. Sakant apie galutinius rezultatus, kaip galima keliauti, ką tai duoda, visada reikia paminėti ir kainą, kurią už tai sumokėjau. Kiek aš sumokėjau, kiek laiko investavau, kiek kažko atsisakiau, kad tą pasiekčiau. Visada yra lengvesnių būdų, visada yra lengvesnių kelių kažką daryti, kad nedarytum sunkiau, nors vaisiai būtų saldesni. Tai jeigu tu darai lengva, kažkuo užsiemi, kas tau realiai jokios naudos neduoda ir jokių perspektyvų į ateitį, tai tie vaisiai ir bus tie laikini saldus kažkam dėmesio suteikimas arba gavimas dėmesio ir nieko daugiau.
Bet jeigu tu investuoji savo laiką į perspektyvą ir galvoji, kad ateityje tos žinios, ta patirtis, kurią gauni, bus naudinga, tada taip, tie darbo rezultatai gali būti labai geri, bet ir pastangos, kurios įdėsi, kad tuos rezultatus pasieksi, bus labai didelės. Ir jos gali gąsdinti, jos gali atbaidyti, bet vėlgi, rezultatas yra tas, kad tu nori tą pasiekti ir tu stengiasi tiesiog, nes žinai, kad tas galutinis tikslas yra labai saldus ir labai pavydą keliantis. Dėl to traktorius sukasi. Dėl to kai kas gali pasiduoti jau pačiuose pirmuose žingsniuose, nes galvojo, kad čia paspaudai fotoaparatą ir viskas pasidaro, modeliai pas tave pradeda tiesiog eiti nesustodami, pinigai tau plaukia. Ne, taip nėra. Ir aš labai norėčiau, kad mokiniai netikėtų, kad tai yra 1, 2, 3 ir viskas pasidaro. Ne, yra labai daug nematomo darbo, labai daug pastangų, kad viskas būtų padaryta. Tai, kad aš kažkam duodavau apelsiną už tai, kad jie manęs bent paklausia kažko ar atsako į klausimą, tada galvok, tu gali pavydėti jiem ar pasijuokti iš to, kad jie pagavo tą apelsiną, bet tada pagalvok ir iš to, kad tu neatsakėjai klausimą ir tu negavai jo. O jis gavo vien dėl to, kad jis žinojo. Tai labai paprastai galima parodyti, kiek verto žinios ir kaip jos gali būti naudingos. Dabar jie gavo už žinias apelsiną, bet aš tikiu, kad ateis diena, kada jų žinios bus įvertintos ne vaisiais ir ne daržovėm, o tiesiog pinigais ir gerbūviu, kurie jie gali susikurti su savo žiniom. Taip kad vėlgi tas apelsinas yra tik tai simbolis tų žinių ir tų gebėjimų, ką kai kas turi jau dabar daugiau už tuos kitus mokinius.